Įlindo į skylutę. Įslydo. Audi. Sveiki sugrįžę į Beno projektai kanalą ir šiandieną eisim prie mano Audelės trumpam. Reikia keletą dalykų sutvarkyti ir vienas iš tų dalykų. Langas, kuris per technikinę, kaip kalbėjom, atsidarė ir nebeužsidarė. Radau, kas gali suremontuoti būtent pakelėje. Tai imam pakelėje ir vežam. Tai turim sutvarkytą jau perviniojo troselius už visą 40 eurų. Tai žiūrėsim, kaip laikys toliau. Čia buvo toksai metalinis, kuris buvo nulenktas visiškai. Dabar įdėjo plastmasę, sakė, turėtų laikyti. A kaip laikys, tai nieks neaišku. Tai dedam į duris, išmetam visokias šiukšlės. Ir gal langas veiks? Gal. Gal kitaip pasakysiu, kad veiks, tai nebejoju. Bet kadangi ten buvo metalinė dalis, o čia dabar įdėjo plastmasinė, tai kiek ilgai veiks? Tai jau yra kitas klausimas. O, įsismaukė. Įlindo į skylutę. Šitas skylutė užtraukti tenais. Kažkaip patalpa. Kaip visada. Kokią laidą nepersikiš, dar ką nors nepasidarai. Ką dar sulaužysi? Jūs galvojat, kad mašinas lengva remontuoti. O! Opa! Kaip čia buvęs? Kodėl čia? Opa! Nu, liko milijonas vaštelių. Tai, susukam vaštelius ir sugrįšim atgal. Štai turim stiklą ir galim įsidėti stiklą, pasižiūrėsim, kaip čia jis yra. Susukom ten jau varžtus. O dabar stikliuką reikia įdės. Čia reikia. Jisai dedasi kažkokiu tais kampu. Ir jisai dar turi praeiti. O. Pro tas visas gumas, kurias galėtumėm gal nusimti, bet nenusimti. Čia kaip eglutė veikia. Lengvai ištraukti, bet sunku. Nu, ne, eglutė kitaip, ne? Eglutė būna lengva įkišti, sunku ištraukti. Čia buvo lengva ištraukti, sunku įkišti. Opa. Vienas į ją. Aišku, šitų, jeigu nebūtų dalykų, dėl kurių čia varpsu jau būčiau, jaučiu seniai susidės. Eiksa. Jaučiu, kad čia
O. Įslydo. Jabrytė įslydo stiklas. Dabar sakė, netempti per daug stipriai, kad po to neprisidaryti nesąmonį. Tai žiūrėsim, kas čia mums gausis toliau. Šiaip su rankom reikėtų sukti, jeigu ką. Tai jūs taip nedarykite, taip kaip aš darau. O toliau su ranka suksim. Galim išbandyti turbūt, ne? Stovi. Aš tai norėčiau beveik uždaryti ir palikti, kad jo daugiau nebedarinėt. Ką reiks dar padaryti, tai visas šponkas iš durų ištraukti ir sudėti. Ten numatau apačioj 3. Ir pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. O dabar pabandom tiesiog pasijungti stiklą. Ir žiūrėsim, kas ten toliau vyksta. Op. Turėčiau pastebėti, kad sėkmė. Stiklas užsidarė. Viskas lyg ir neblogai atrodo. Tai atsinešim su ranka prisukt ir surenkam durelės iki galo. Einam prie kitų darbų Audi. Nu, dar panelę parodysiu, kaip uždėti. Uždėsim. Ką? Čia reikia tokia gumelė. Negražiai išlindus. Va, sutvarkiau gumelę. Šiukšt. Va. Sudėjom šponkės, dedam panelę, sukam varžtus ir bus su stiklu baigta. Opa. Šiaip tai noriu naujos panelės, nes pir. O šiaip va, viskas susirinko. Gražu, užsukam varžtą ir mūsų remontas čia bus baigtas. Va, varžtas ir ten dar vienas varžtas, 2 varžtai yra. 8, prisukam. Tuoj. Aš visą laiką žiūriu YouTube video ir galvoju, žmogus turi po rankas suktuką ir kodėl su ranka suka. Pats ką tik tai pasielgiau. Čia šitą, kai dedi, tai reikia va taip įsmūkį. Taram! Vėliau šitą. Tiksliau, kadangi noriu kitos panelės, tai galiu iškart prisipažinti kitas varžtas, tai va čia gyvena mano rankose jau. Ir matau, kad jau super glų pilta, tai reiškia, jau kažkas prieš tai buvo nulaužę. Tai mes tą varžtą paliksim prie kitų varžtų gyvent, nuo mašinos likusių remontų. Gerai, viskas, su realiam baigiam, varom keist tarpinių. Ta prasme, žinot, hebra, taip yra, kai tu remontuoji kažką ir po to taip atsisuki ir žiūri šūdas. Tai va, ardom iš naujo durelės. Gerai, kad nedaug. Tai galiu parodyti, kaip pabloškinam. Tai va, žiūrėkit. Va, čia yra įkišę, paspaudi, ištrauk. Žinot, iš kur sužinau? YouTube'o pažiūrėjau. Šį kartą užsidėsime. Užsidėsime ant suktuko jau, nebedarysim nesąmonių ir sudėsime likusias gumas. Va, suktuką, nuėmiau.
Na taip, ir dega laikas. Dabar, aišku, šponkės. Ištraukiu visas gerai. Va, kur jos dedasi. Ant lango reguliatoriaus, va. Ai. Gerai, kad šitas greitas buvo užmiršimas. Kitą kartą, kai užmiršti, ką nors padarytai, ne 2 minutės užtrunka sudėti. Opa! Ir su tais suktukais jūs hebra atsargiai. Jeigu turit jėgos įrankių, tai ne vieną varžtą esu nulaužęs. Tai kai nulaužiu varžtą su šituo daiktu, tai gaunasi, jeigu darbas buvo 5 sekundžių, tai jis gali pasidaryti 2 dienų. Tai va, varo mašiną į garažą. Nu, tai va, ką turim? Turim va, bėgantį tepaliuką iš po dangtelių. Nežinau, čia matysis. Bet ten matosi biškiai parasojimai. Ir smird, kai važiuoji rytais. Tai keičiam tarpinės ir žiūrim, kas bus. Tai turim mes problemą su šituo varikliu ir turim keletas problemos sprendimų. Problema tokia yra įdomi. Rytais, kai pastovi automobilis ilgiau, šaltas, tiksliau, pastovi ilgiau, čia po dangteliais leidžia truputėlį tepalą ir tas tepalas blogai, kad leidžia, jau pirmas dalykas, tai jau problema, bet didžiausia problema, kad tas mažas pratekėjimas nulaša ant išmetimo kolektoriaus, kuris yra įkaitęs ir labai smirda salone. Vienu žodžiu, ryte, ypač 2-3 km nuvažiavus, sustojus, labai didelis kvapas atsiranda salone. Ir žinoma, lengviausia yra pakeisti tarpinės, kurias aš be to turiu, nusipirkęs jau senai, bet jau kažkas prieš mane bandė remontuoti šitus dalykus ir jeigu pasižiūrėsit, nežinau ar matysit, bet ten tokie 2 varžtai yra ir ką mes atradom tenais, kad yra vienas varžtas jau nužglemtas, gal nesimatys, va tenais, ten giliau, va ten yra nužglemtas varžtas, nesimato turbūt, tai mes ko negalim padaryti, mes negalim pakeisti dangtelio, mums neišeina pakeisti dangtelio, tai nežinau, aš nesu vyrmechanikas, kad nuimtumėm tuos visus dangtelius, ką mes supratom, kad reikėtų išimti variklį. Tai iš tikrųjų daug darbo ir visa kita, ir mes turim tą problemą tokią, kad trūksta tie būdai. Tai mes turim pirmą variantą, pirmo problemos sprendimo. Nieko nedaryt. Antras, ten nežinau kiek valandų prasiknist, kad ištrauktumėm ir pamėgintumėm tuos varžtus. Trečias kelias yra išimti variklį ir viską gražiai išsiplovus, viską surinkti, bet kad prieitumėm prie tų varžtų reikia išimti. Nežinau, gal jūs, mėly žiūrovai, turit irgi kažką panašaus problemą ir esate darę, bet tenai, sakau, jau kažkas suko ir tie varžtai yra nužysti. Ir taip pat turime ketvirtą problemos sprendimą, tai yra Ksado. Iš Ksado parduotuvės mes turime nusipirkę 2 butelaičius Stop Leak Engine ir realiai sakė, kad po kelių šimtų kilometrų, 300-400 kilometrų turi būti pravažiuota ir atnaujins arba suminkštins tas tarpinės ir mažiau bėgs to tepalo. Kadangi mažai iš tikrųjų laša, tai ką mes padarysim? Mes įpilsim Ksado į šitą variklį ir žinoma, šiandieną apsilankykit ir jūs į ksado.lt. O mes ką padarysim? Mes išbandysim ir kitą kartą, kai padarysim video su šia audine, mes jums galėsim papasakoti, ar iš tikrųjų suveikia, ar padėjo šitas būtent priedas Ksado šiam varikliui ir ar išsprendė mūsų smirdančią problemą, nes kitaip negalėčiau pasakyti, nes tikrai smirda. Ir ką mes tada
Maišom. Var. Tai vieną išsimaišėm. Kažin, kiek čia laiko reikia maišyti. Sakė, reikia 2 buteliukus supilti. O. Opa. O, guli. Taip. Ir mes jums, mėlyjeji mano žiūrovai, pasakysim, ar čia mitas, ar ne mitas. O jūs irgi galite apsilankyti xado.lt parduotuvėje ir Xado tiek Kaune, tiek Vilniuje, kiek žinau, yra. Ir išbandyti jų produkciją. Aš iš tikrųjų esu nei vieną automobilį jau pylęs ir šitas variklis jau irgi turi savį maksimum priedą supiltą. Ir tikrai man padėjo. Variklis atsigavo po 2-3 tūkstančių kilometrų. Tikrai atsigavo ir aš esu iš tų žmonių, kuris išbandau šitus dalykus automobiliams ir tikrai tikiu, kad jie veikia ir pagerina variklio darbą. Tai jeigu jūs norit, irgi turit kažkokį seną automobilį, kur norite, kad jis ilgiau tarnautų, tai išmėginkit Xado priemonės. Jos tikrai padeda. Aš ant vieno automobilio jau esu išbandęs tai. Ir tikrai dar išbandysiu, nes už mūsų nugaros stovi Celica, Borodika Celica, kuri laukia savo eilės ir ją reikės tikrai stipriai atnaujinti ir padaryti kažką gero jai. Tai mes tikrai naudosim Xado. Pilam antrą buteliuką. Guli. Ir ką, mėlyjeji, iš tikrųjų šiandien tokį trumpą video su šia Audi padarysim, nes turim važiuoti į Vilnių ir dar jinai truputėlį Vilniui pabus keletą savaičių. O mes šiandienos video tokį trumpą reportažą ir baigsim apie keletą problemų šalinimą ir susitiksim kitame video, kada kalbėsim apie Audi ir galėsiu aš jums papasakoti, ar šitas Xado suveikia ir ar nebesmirda jau salone važiuojant rytais. Ačiū, kad žiūrėt, like ir subscribe. Iki. Žinokit, nesibaigė Audi visokios problemos. Užtraukiau rankinį užtraukiau. Ar jisai ten man pradėjo pykti ir ten kažkas darytis ir va dabar kiekvieną kartą, kai pajudu ir pradedu važiuoti, jisai daro va taifą. Ir taip 30 sekundžių. Aš turiu tik tai vieną žodį. Audi. Hebra, nesibaigė mūsų nuotykiai su Audi. Kai turi Audi, tu turėsi visada nuotykių. Man kažkas skambina.